Nu ką, BMW/Mini Verchai, šiandien graži diena, esu šiandien mieste. Parodysiu, kaip pasiupgraidinti mašiną už 100 eurų. Tai nežinau, jeigu matėt prieitą video, kaip aš keičiau galinę lemputę. Langai buvo tiesiog skaidrus, tai viso proceso net nefilmavau, nuvežiau užtamsinti. Visą tai kainavo 90 eurų. O kitas dalykas, ką parodysiu, tai kaip pasikeisiu lempas, kurios yra visiškai apsinešusios. Šitą iš viso yra išėjus, čia jau viskas apsinešė iš vidaus. Tai nusipirkau už 60 eurų naujas Mini Cooperio lempas, visiškai fresh. Šitos lempas yra tai IC firmos, nežinau, čia gal kokia Lenkų firma ar kas. Pradžiai galvojau, kad pasikeisiu šitą lempą į bet kokią originalę ir jas abi nusipoliruosiu, bet paskui kažkaip pasiskaičiavau, pasidariau matematiką, kad gal tiesiog paprašiau būtų pasimti naujas, įsidėti ir nesiparinti bent, nežinau, kelis metus tai tikrai. Šitą lempą praktiškai niekas neina. Aišku, ko tikėtis už 30 eurų, kai nusipirki, tai čia laikiklių jokių nėra, bet mums laikiklių ir nereikės, nes jie yra ten ir su jais viskas gerai. Fainai, kad yra apklijuota viskas, užsandarinta, nes jeigu yra lempa be šitų užsandarinimų, reiškia, kad reikia užsisandarinti atskirai, kad vanduo nepribėgtų į vidų. Pirma, reikia pasidaryti vietos, atsilinksiu sėdynės, nusiemam šitą užuolaidą. Šitam darbui reikės tik tais 10 veržliarakščio. Čia atsikabinam klipsiukus ir nusiemam. Lempą laiko tik tais šitas vienintelis varžtas. Atsisukau tą varžtą. Kadangi pirmą kartą darau, tai pats truputį nelabai suprantu, kaip čia išsiema. Galvau, kad tai pastumus ims ir išlys. Tai jeigu nesuprantat, kaip išsiema ar kažkaip, tai galima tiesiog pasimti naują lempą ir žiūrėti. Ir matau, kad čia yra klipsai dviejose pusėse, kuriuos turbūt ir reikia paspausti, kad lempa išlystų. Ne per daugiausiai vietos darbui, bet galima mėginti ranką kišti į tą pusę. Matot, va ten yra vienas tas klipsas, tai mėginsiu jį tiesiog spausti. Iš viršaus užkišau ranką. Ten paspaudžiu tą klipsą, jisai atsilaisvino ir lempa po truputį lenda. Belieka užspausti kitą pačioj. Aš dar atsijungiau lempų laikiklio fiškutę, ten buvo pakankamai paprasta. Tiesiog suradau šitą vietą, kur užspausti ir gražiai išsitraukė. Nefilmavau, kaip ten užspausti, nes tiesiog buvo belia kaip sunku. Tai pagaliau užspaudžiau ir lempa išlindo. Nu va, atitraukiau, šitą galima mesti į asfaltą. Ir patarimas, imant lempą, labai atsargiai darykite, nes Mini Cooperis turi ligą pūti per šitas vietas, tai jeigu kažkur dažą nulupsite, tada bus jau labai negerai. Atjungiu lempučių laikiklį, čia jis atsijungia vat gražiai, vat čia paspaudus ir nusiema. Va. Pasiemam naują lempą ir dedam šitą laikiklį. Sunku buvo filmuoti vienu metu, tai aš tiesiog įstačiau ir su pirštais labiau paspaudžiau ir užsitvirtino. Pasijungiam fiškę ir dedam į vidų. Dėdami atkreipkite dėmesį, kad šitas pagaliukas turi eiti į tą skylutę. Stačiau lempą, įtaikiau, kad eitų į tą skylę ir nežinau kaip, bet aš manau, kad galima tiesiog užspausti. Eina. Va. Ir galima prisukti varžtą iš čia, nes matau, kai judini, šitas judinas. Pasiemam atgal tą veržlikę, ją šiek tiek prisukam, kol nebegalim sukti. Tai spaudžiam lempą čia, laikom ir ten veržiam. Prisukau čia, tik tai vienas dalykas, kad čia šitas neprivalo būti pilnai priveržtas, jisai realiai reguliuoja, kiek pritrauks tą lempą. Tai pavyzdžiui, aš žiūrint originaliai čia jau yra toksai tarpas, aš veržiau daugiau, lik be pabaigos, čia prisitraukia labiau. Tai aš dabar tiesiog atlaisvinsiu, suksiu į kitą pusę, kad šiek tiek atlaisvėtų. Turėjau varyti namo, tos kitos lempos jau neberodžiau, procesas realiai tas pats, ten atsidarai, atsisuki, pasikeiti ir volia, žiūrėkit. Visiškai fresh Mini Cooperis. Mini Cooperis 22 metų su tamsintais langais. Naujos lempos. Sunku patikėti, iš tikrųjų, tos lempos ant tiek dabar clean atrodo. Ir visa tai, langų tamsinimas, lempos kainavo 150 eurų. Tai už tokią pakankamai nedidelę sumą gali atsinaujinti savo automobilį. Realiai tas 105 eurų, kaip vieną vakarą nueiti į barą atsigerti. Jeigu šitas video jums buvo naudingas, spauskite like, parašykite komentarą, ar jums buvo naudinga ir susitiksime kitame video.